Rabi, mes suprantame, kad tu esi atėjęs nuo Dievo, nes niekas negalėtų padaryti tokių stebuklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Iš tiesų sakau tau, kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės. Bet kaip žmogus gali gimti, jei jis senas? Argi jis gali antrą kartą įeiti motinos įsčias ir vėl gimti? Iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno, yra kūnas, o kas gimė iš dvasios, yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau, jums reikia gimti iš naujo. Vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip yra ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Kaip tokie dalykai gali būti? Tu Izraelio mokytojas ir nesupranti šių dalykų? Iš tiesų sakau tau, mes kalbame, kad žinome ir liudijame, kad matėme, tik jūs nepriimate mūsų liudijimo. Jei netikit man kalbant apie žemiškuosius dalykus, tai kaipgi tikėsite, jeigu kalbėsiu jums apie dangiškuosius? Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris tiki jį, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris tiki jį, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas tiki į jį, tas nebus pasmerktas. O kas netiki, jau yra nuteistas. Už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus vardu. Ir teismo nuosprendis yra toksai. Šviesa atėjo į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve.